Sveiki, su jumis Unboxing LT, prekės iš Kinijos, prekė iš AliExpress. Aš žinau, kadangi čia buvo registruota siunta, tai čia toksai įrenginys automobiliai. Atplėšiam, nereikia nei peilio, nei žirklio. Aptrankyta dėžutė tarp kitko. Nu, labai gražu, labai gražu. Tikiuosi, kad jinai veiks, nes viskas čia, matot, viskas kažkaip, pagal garsą, man rodo, jau nieks neveiks. Na, toks įtarimas yra, kad neveiks. Ai, ne! Viskas veiks. Čia pasirodo man dar kiniečiai, atsiprašau, ne kiniečiai, kinai įdėjo atsarginį saugiklį, o gal to saugiklio, gal jo ne tai, kad neįdėjo, gal jo tiesiog nėra. Atsuksim, pasižiūrėsim, ar yra šitas saugiklis ar ne. Saugiklis yra. Tai aš turiu antrą atsarginį saugiklį. Na, tiesiog nuostabu. Tiesiog nuostabu, labai gerai. Turėsiu, kaip sakoma, jeigu suges, tai turėsiu kaip pakeisti. Na va, čia toksai daiktas, kokį aš nusipirkau. Tai čia va taip matomas. Į mašinos automobilio prikurkę tą vadinamą įkišam, gaunam 3 prikurkės ir dar USB 3 lizdus. Čia turėtų būti viskas parašyta, kaip čia kas viskas, visos specifikacijos. Taip, maksimumas 120 vatų, matot, koksai yra USB išėjimai, tai yra 3,1 ampero. Vadinasi, čia ir patys rašo, kad čia į iPhone'ui, iPad'ui, smartphone'ams, visiems galima, kaip sakoma, pakrautis iš tų daiktų. Na, manau, pasižiūrėsim, iš tikrųjų išbandysim, pasižiūrėsim, ar jisai veikia, nes aš tokia nesėkmę su jais turiu, iš tikrųjų, kiek nusiperku, tiek jie mane veikia, tai kažkas į mašiną, mašinos tą prikurkę neįlenda, šitas turbūt įlys, tai perdega, tai dar kažkas tai tokio. Na, tikiuosi, šitas įrenginys bus toks, ką man reikia. Na, aš iš principo ir pirkau, kad būtų daug man amperų išdavinėtų, kadangi yra planšetė, kuriai reikia 2,1 ampero galingumo, kad pasikrautų, aš noriu krauti mašiną, tai čia gal toksai nieko aparatas bus. Nu ką, einam į mašiną, bandysim, žiūrėsim, pažiūrėsim, kaip viskas veikia, o tada įvertinsim ir tada, pažiūrėjom, pasakysiu, ar verta šitą produktą pirkti ar neverta. Pamatysit, kiek jis kainavo ir kiek laiko pas mane atkeliavo. Na štai, porą savaičių pasinauzdojau, pasivažinėjau su šituo įrenginiu automobilyje savo. Viskas su juo yra tvarkoj, viskas veikia. Matot, kiek jisai laiko atkeliavo, matot, kiek jisai man kainavo. Na, viskas įsikiša. Jokių priekaištų neturiu jam, iš tikrųjų. Priekaištai galbūt prasideda nuo to dėl USB lizdų. Realiai taip. Na, man buvo labai svarbu, kad aš įkišęs USB būtent laidą į šitą aparatą galėčiau pakrauti savo planšetę Samsungo, kuriai reikia 2,1 ampero. Tai galiu ką pasakyti, kad įkišau į vieną lizdą, pakrovimo nėra. Įkišau į antrą lizdą, pakrovimo nėra. Įkišau į trečią lizdą, pakrovimas atsirado. Vadinasi, tik tai vienas lizdas tiekia didesnę, kaip sakoma, didesnę elektros energiją nei kiti, kas liečia būtent USB lizdus. Tai truputėlį tas dalykas nuvylė, nes aš kaip supratau, kaip pas pardavėjas aprašo šitą prekę, aprašo to, kad, na, kaip pasakyti, pilnoj visumoj yra išėjimai ir jie bet kokį įkišį tiesiog pasidalins, bet pasirodo, kad ne, pasirodo, tai yra šitie išėjimai yra padalinti. Gaila savaime aišku, kad aš negaliu patikinti, kadangi dar testeris pas mane neatkeliavo. Na, aš jo ir nelauksiu, tiesiog šitą įrenginį naudosiu. Kokybė jo yra viskas puikus, savaime aišku, tokia kaina, aš manau, galima kažką panašaus nuėjus ir nusipirkti senukose arba Ermitaže ir nereikės laukti, kiek aš jo laukiu.
Bet pasakysiu atvirai, iš tikrųjų aš norėjau nusipirkti iš AliExpress tam, kad padaryti unboxingą ir dar į savo kanalą įdėti vieną video, kurį parodysiu ir jums, savai neaišku. Tai va, nuorodą, kur pirkti šitą įrenginį, matysite pas mane šito filmuko pačioje prie aprašymo. Nu ir dabar vertinsiu iš tikrųjų, kokybė yra viskas tvarkoj, vertinčiau aš 4 žvaigždėm iš 5, kodėl 4, o ne 5, kadangi mane truputėlį nuvylė šitie USB pakrovimas, tas USB pakrovimas. Realiai netenkina, planšetę krauna, kitus taip pat galiu paimti 2 telefonus, viskas pas mane kraus, čia dar šaldytuvą, navigacija, dar kažką tai, taip kad realiai viskas su šituo įrenginiu yra tvarkoj, matyt, kad pardavėjas atsiuntė netgi atsarginį saugiklį šitam daiktui, viskas puiku, bet 4 žvaigždės iš 5.